Paskutinėje Liepos mėnesio dieną Šiaulių miesto savivaldybės stadione susitiko mūsų miesto klubas ir Vilniaus Vėtra. Šis susitikimas klubams buvo 5. šį sezoną. Ankstesnius susitikimus laimėdavo Vėtros vienuolikė. Pirmieji ataką, kaip ir pridera susitikimo favoritams, surengė Vėtros futbolininkai, tačiau jų smūgiuotas kamuolys praskriejo šalia varto. Po kelių akimirkų Vėtra vėl pabandė užklupti Liudviko Valiaus saugomus vartus, tačiau tam sutrukdė šoninis teisėjas. Tadas Špukas iššoko vienas prieš vartininką ir smūgiavo, tačiau kamuolys nuskriejo tiesiai į vartų sargą. Dar po kelių akimirkų net 3 šiauliečiai atsidūrė nuošalėje ir mūsiškiai nebegalėjo užbaigti galingų frontų pradėtos atakos. Jau kitoje aikštės pusėje vartus saugo Liudvikas Valius. Jo numuštą kamuolį ranka liečia vilnietis, tačiau teisėjas šio fakto neužfiksuoja. Šiauliečiai vėl surengė galingą priešininkų vartų puolimą, tačiau vienas nuo Vėtros futbolininkų pabėgęs šiaulietis nesulaukė komandos draugų pagalbos ir kamuolys niekieno nepasiektas nurieda skersai baudos aikštelės. Vos 3 metrai nuo baudos aikštelės pragriaunamas šiaulietis. Teisėjas iš karto skiria baudos smūgiai svečių vartus ir nors vilnietis dar bando prieštarauti, tačiau jo žodžių niekas neišgirsta. Prie kamuolio sustoja Mantas Kuklys ir Tadas Špukas. Pastarasis prieš pat smūgį kažką patarė Mantui. Po kelių akimirkų Manto stipriai dešinę koją vartų link pasiųstas kamuolys perskrodžia vilniečių vartų tinklą. Euforijos kupina šiaulietis pasveikinamas audringais šūksniais ir aplodismentų banga tribūnose. Favoritai atsilikinėja. Pirmasis kėlinys taip ir baigėsi. Šiauliai priekyje. Antrasis kėlinys prasidėjo iš eilės 3 Vėtros atakomis. Pirmasis smūgis skriejo šalia vartų. Antrasis bandymas pelnyti įvartį vos neįvarė infarkto keletui tribūnose buvusių Šiaulių sirgalių. Vėlgi šalia vartų. Trečiajame epizode tvarkingai sužaidžia Liudvikas Valius. Po tokių atakų atsigavo ir mūsiškiai. Pirmoji tikslesnė namuose žaidusios komandos ataka. 55 rungtynių minutė pirmasis Šiaulių komandos keitimas rungtynėse. Vietoj Viktoro Raskovo pasirodo Edvinas Jasaitis. Vėtra vėl surengė išpuolį prie Šiaulių komandos vartų. Šiauliai kitoje aikštės pusėje favoritams atsako tuo pačiu, tačiau smūgis galėjo būti ir stipresnis. Po kelių minučių vilniečiai surengė keletą tikslių atakų, kurių viena vos nesibaigė įvarčiu. Ši ataka buvo pats realiausias šansas Vėtrai pelnyti įvartį, nes vartų niekas nesaugojo, o į juos bėgo net 3 vilniečiai bei kamuolys. 71 minutę dešiniuoju kraštu link varžovų vartų nubėgo Vaidas Šilėnas, kuris po kelių akimirkų pakėlė kamuolį baudos aikštelėje buvusiam Tadui Špukui. Pastarasis maždaug iš 8 metrų atstumo sunaikino Vėtros viltis artimiausiu metu išlyginti rezultatą. Po šio įvarčio stadione kilo triukšmo pragaras. Vos po 3 minučių Tadas atsisėdo ant atsarginių suolelio. Jį pakeitė Aurimas Garuckas. Šiauliečiams pirmaujant sausų rezultatų paskutinį šansą svečiuose žaidusiai komandai suteikė teisėjas. Rungtynėse pridėjęs net 5 minutes. Tačiau vilniečiai pridėto laiko metu nieko padoraus nesugebėjo sukurti ir netgi vos nesusikomplikavo galutinai padėties. Rungtynės baigėsi šiauliečių pergalė, o dabar trenerių komentarai. Ar tikėjais 2-0, kad laimėsi? Iš tikrųjų sunku pasakyti. Manau, kad apylygės varžybos buvo. Nesitikėjau. Galvojau, kad lygiosios bus, bent lygiosios. Bet pavyko laimėti, tas labai smagu. Na ką, Tadai, su pergalė ir su įmuštu įvarčiu? Ačiū labai. Kaip galėtum pakomentuoti savo įvartį? Esi Vėtros skriaudikas, galima pasakyti. Kaip čia pasakyti? Buvo Šilėno vėl geras perdavimas, su galva nukreipiau vėl į vartus ir įvartis. Įvartis labai panašus į sostinėje pelnytą. Tai viskas taip pat, tik iš kitos pusės gal, bet tas pats Šilėno perdavimas ir buvo įvartis. Tai ką aš daugiau. Ar prieš rungtynes tikėjaisi pergalės 2-0? Tai visada tikėsi eidamas į aikštę, kad laimėsi. Šį kartą pasisekė 2-0. Ir šiaip mes, manau, geriau dar atrodėm už Vėtrą ir pelnytai laimėjom. Trenerio rungtynės ir rezultatas ko gero netenkina, pralaimėta 0-2? Taip, aišku, netenkina. Ir aš galvoju, pagal rezultatą, aišku, kitaip turėjo gal viskas pasibaigti, bet aš galvoju, kad 2 smūgiai 2 įvarčiai buvo. Abudu vartininką grubiausias klaidas, man atrodo, per 2 rungtynės. Pirmas momentas, kada iš 200 metrų šoniukų įmuša į vartininką kampą, taip. Antras. Bet Šiauliai gynėsi teisingai, aišku, neišnaudojame keletą progų antrą kėlinį, kada galėjo rezultatas pasikeisti, pralaimėjom.
Šiandien aikštėje yra ant atsarginių suolo, nematėme Šerno, Jankausko ir Stankevičiaus. Kodėl? Nėra dabar komandai, jie išvažiavę vienas, į vieną peržiūrą, kitas į kitą, Stankevičiaus tikriausiai nebus. Sveikinimai jums, Fabijo. Pakomentuokite rungtynes. Mes šiam mačui rengėme savaitę. Šį rytą mes dar padarėme kelias išvadas ir galutinai pasirengėme varžyboms. Visą savaitę su komanda dirbau tam, kad komanda pradėtų suprasti, ko būtent aš noriu iš jų. Komandos ir atskirų žaidėjų darbas šią savaitę tikrai buvo produktyvus. Treniruotės davė vaisių ir šiandien vaikinai suprato, ko aš iš jų noriu. Ir kaip būtent turi būti žaidžiamas futbolas. Pirmajame kėlinyje per 11 minučių mes turėjome net 2 progas. Realias progas, bet jų neišnaudojome. Prieš pat pertrauką pelnėme įvartį, kuris pakeitė visą rungtynių eigą. Lietuvos futbolo taurės pirmenybėse žaidžia Vilnius. Ką žinote apie šią komandą? Taip, žinau šią komandą, bet apie juos dabar negalvoju. Mąstau apie artėjančias varžybas. Kai artės susitikimas su Vilniumi, tada apie tai ir pamąstysiu.